Norim tą paprašyti. Mūsų rėmėjai, Blue Bridge, reikia jiems atidirbti. Ne, aš sakau, ne, viskas. Mes tempiam laiką be reikalo, viskas. Man tai netinka šitas jūsų pasiūlymas. Gal varom pasiprinam, vis tiek kažkada išleis. Iš Melpomenės lūpų aš kalbėsiu. Kompanija Blue Bridge. Tas mėlynasis tiltas kviečia jūs visus į seminarą. Ar gali kas būti geriau? Žinoma, kad negali. Sveikas, Gedvė. Jo, tai gal susitinkam? Rima žino? Gerai, tai mes ateinam. Sveikas. Привет. Labą dieną. Sveikas. Galim galbūt praeinam kur nors. O jūs greitai norit, ar ne? Mes turim rėmėjus Blue Bridge kompaniją. Jie ten mūsų defaultus visokius laiko, hostus, ten POP 3, HPP, ten C++, visokius ten daro, žinai, ten ta prasme. Nu va, ir reikia jų klientus pakviesti į seminarą. Tai tokia esmė. Jau Sokolas buvo, Gabija buvo. Sokolas tai žinai, jau Saulelė vakarop, jisai man ne karjeros viršūnė. Iš viso Gabija ir Sokol dar toli iki manęs. Jie tos reklamos ir filmuojas. Jie vyresni, aš suprantu. Ne, nu Chebra, mes senai žinom, aš vaidinu spektaklius ir reklamos, aš tikrai nesifilmuosiu. O jeigu pasitaikys tarp klientų koks Vaitkus, Nekrošius, tai man iš vis taip, Koršunovas domisi dabar kompiuteriais, ten viskas, gerai? Čia lygiai taip pat, nu tai... Čia kažkaip iš draugiškumo kažkaip tai pajungti, nemanai? Žinai, gali draugiškumas čia ir baigtis visas. Aš tikrai nesutinku, Chebra. Nepyk, Donsi, davai, Simai. Čia. Sveiki. Aš Giedrius Savickas ir man ne vis vien. Esu aktorius iš Lietuvos. Aš daug skaitau knygų, o laisvalaikiu kolekcionuoju knygas apie bankomatus. Taigi, Idioteatro rėmėjai kompanija Blue Bridge kviečia jūs į seminarą. Na, kaip sakė Rabindranatas Tagorė, kad žmogaus protas prilygsta lempai. Kuo ryškesnė šviesa, tuo tamsesnis abejonių šešėlis. Ir kadangi esu šitame veržliame nuotykė su jumis, tai kviečiu pasidalinti tais džiaugsmo fejerverkais ir sklaidyti tą abejonių šešėlį. Išgerkime kavos, pabūkime su draugais, pasidalinkime džiaugsmu, pažiūrėkime vienas kitam akis ir ištraukėme iš jų vienas kitą gerą energiją ir atiduokime tą patį. Ar gali būti kas nors geriau?